Balandžio 12 dienos rytas prasidėjo neįprastai anksti. Jau prieš 5 valandą ryto sulaukiau savo tėvų, kurie mane palydėjo į Vilniaus oro uostą. Iš ten prasidėjo mano pirmoji savarankiška kelionė – aplankyti draugų į Nyderlandus. Kadangi dar užsakydama bilietus pažymėjau, kad esu keleivis su specialiaisiais poreikiais, judu neįgaliojo vežimėlio pagalba. Atvykus į oro uostą, mane pasitiko oro uosto darbuotoja ir palydėjo mane užsiregistruoti skrydžiui bei užregistruoti mano neįgaliojo vežimėlį. Įdomus faktas, registracijos nereikėjo laukti ekonominės klasės eilėje. Mane užregistravo verslo klasės darbuotojai. Užsiregistravus skrydžiui mane pasitiko kitas oro uosto darbuotojas, kuris palydėjo mane atlikti patikros procedūrų. Jos vyko sklandžiai ir greitai, o po to beliko laukti skrydžio. Prasidėjus laipinimui į skrydį, mane prie laipinimo vartų pasitiko oro uosto darbuotojai, kurie mano vežimėliu mane palydėjo iki lėktuvo. Ten mane persodino į specialią kėdutę, kurios pagalba buvau nugabenta iki sėdėjimo vietos lėktuve ir nekantriai laukti susitikimo Nyderlanduose su savo draugais.